tikrai būna dienų, kada verki ir galvoju, nu kodėl aš čia? Grįžt namo, tiesiog lengviau. Bet kaip antroji pašnekovė Ilona sakė, grįžimas atgal net nebuvo diskutuojamas, atvažiavai čia, reikia, žinai, čia dabar įsitvirtinti kažkaip. Tas žodis netgi tas, ar tai nelegalas, ar tai ateivė, ar tai išeivė, ar tai lietuvė. Tas netgi, žinai, tas žodis imigracija. Oje, taigi visų tik tais kūnai, šiurpu. Sunku, kai visą laiką pasąmonėje žinai, kad tu neturi tų dokumentų. Ir ypač jeigu yra brangiausi žmonės kaip tėveliai, tarkim Lietuvoje ir Europoje. Ir kažkas atsitinka, serga ir aš žinau žmonių, kada net neišvažiavo mamyčių ir tėvelių palaidoti. O aš iškart pasakiau, niekaip, nedarysiu standartinių darbų, kur lietuviai, pavyzdžiui, atvažiuoja daryti. O daugiau aš turiu įgūdžių. Jeigu aš tos įgūdžius galiu panaudoti savo pragyventi, tai man tada nėra labai svarbu, ar mane pukšt per naktį čia padeda, ar aš Maroko atsiduriu, ar aš Lietuvoje atsiduriu.